Debesėli, kaip aš tavęs pasiilgau. Sveiki visi! Kaip matote, aš ir vėl kuriu savo naują video blogą. Ir kaip žinote, visai neseniai aš buvau Italijoje ir tą galėjote pastebėti iš mano Instagramo bei netgi Facebooko nuotraukų. Ir dauguma žmonių manęs komentaruose klausinėjo, o ką tu ten veikiai? Visų pirma, tai ilgas atsakymas yra toks, jog aš ten važiavau ne vienas. Aš važiavau kartu su draugu Jokūbu, kuriam aš filmavau video, kaip jisai keliauja po įvairiausius Italijos miestus. O trumpas atsakymas yra toks, jog aš ten važiavau dirbti. O ką aš ten dirbau bei nufilmavau, parodysiu jums šio video pabaigoje. Nors ir važiavau dirbti bei filmuoti video Jokūbui, aš vis tiek kartu su savimi pasiėmiau savo GoPro kamerą, nes jūs visi norėjote, jog aš susukčiau kokį nors video blogą Italijoje. Ir nors nelabai galėjau visą laiką filmuoti, bei gal netgi ir nieko labai įdomus nepapasakau, tačiau vis tiek aš susukau vieną didelį filmuką iš 4 miestų ir dabar norėčiau pasidalinti su jumis. Daybreak, sun in my eyes, but my bones are stiff and you still blurry. Cadillac through the skies. Vlogeris Edvinas Navickas Italijoje. Pirma diena. Randamės dabar traukinių stoty. Ir kur mes dabar varom? Į Veneciją. Į Veneciją. Antras miestas po Milano. 100 kartų įdomesnis. Pasiėmiau McDonald'ą pavalgyti, bet nespėjau suvalgyti, nes reikia greičiau traukinį. Todėl pasiėmiau Big Mac į ranką. Big Mac. My bones are stiff and you still blurry. Cadillac through the skies. Liko dar gal kokių 20 minučių. Iki mūsų 40 minučių. 40? Liko 40 žiaurių minučių. Tai kad sakai, mes važiuosim 2:03 valandos. Čia taip, tai mes atvažiuojam po 4:50. Pagaliau mes atvarėm iki Venecijos. Aikt, tada skaičiai gražu. Nerealiai, oras irgi visai fainas. Nėra baisiai šalta, bet ir nėra baisiai šilta. Bet atvažiavus iš Lietuvos čia tai tikrai šilčiau negu ten. Va, tos gondolos matai? A, tai tas rimsi mane? Oi. No, thank you. Ką pastebėjau Italijoje, tai visi labai mėgsta prastumti visokius daiktus, tai gėles, tai vat lazdas dabar čia pardavinėja ant kiekvieno kampo. Ir va tokie garsai kiekvieną stotelę. Pagaliau išlipom ir eisim iki savo hostelio. Čia tokios gatvelės, labai daug pastatų ir aš galvau, aš kažkaip į pradžiai mes planavom važiuoti į Veneciją, aš kažkaip galvau, jinai bus mažesnė, jinai bus tokia, kad galima būtų ją apeiti per dieną, bet dabar mes plaukiam iki šitos vietos apie 50 minučių ir aš supratau, kad jinai yra gerokai didesnė, negu aš įsivaizdavau. Sveiki, paukščiai. Sveikas. Prikolina šuo. Hebra, nerealiai gražu. Taip, gerai žiūri. Dar vienas Edvino gerbėjas. Čia mano fanų turiu netgi ir Venecijoje. Paparazzi gaudo iš visų pusių. Netgi čia negaliu ramiai. O tos super žvaigždžių bėdos, ne? Randamės dabar gondoloj. Per tokias mažas gatvelės pasiplaukit ir tikrai labai nerealu. Žiūrėk, žmonės mus fotkina, paparacai. Taip fainai atsispindi nuo manęs šitie, atrodo, kad juda visas šitas. Jau matau savo stotelę. Tai kaip Jokūbai, ar patiko? Patiko. Patiko, aišku patiko. Taip negalima, taip galima. Fuck the system. Nežinau, jūs matot ar ne, bet bičai su maike varo, kai visi sustriukiam. Taip, priekyje. Man patinka, kai jie vienas pro kitą varo. Jie tada ten dar susibazarina. Kaip kietai. Oh yeah.
Gražus, palydim vakarą. Nu, toks ir vakaras. Bet toj saulė nusileis. Ir yra Wi-Fi, bet to. Yra? Netgi ant lango parašyta, tai turėtų būti. Oi, tu su Wi-Fi autobuse dabar 6 valandas. Filmą reikia atsisiųsti gal į kompą. Tai toks va, autobusiuks mūsų. Ate. Venecija. As the sun is out, breathe in, breathe out. Vienintelis dalykas, tai mūsų trupučiuką apgavo, nes čia jokio Wi-Fi'aus nėra. Tadam. Labas rytas ir ką tik atsikėlėme, vakar su autobusu atvažiavom į sieną, važiavom 6 valandas, kas tikrai labai nusibodo. Bet štai mes čia, savo VIP ložiai dabar. Labiausiai patiko, kad yra kriauklė kambaryje, tai vat galima viską vietoj išsiplauti, jeigu norit. O čia, kaip matote, yra VIP vaizdas į lauką. Oi. VIP vaizdas. Čia ten šiukšliadėžė, tai kaip supratau, čia reikia mėtyti pro langą viską. Čia gyvena kiti žmonės. Ir aišku, labai fan atrodo. Fancy, taip sakyčiau. Jokūbas apačioje laukia manęs, nes jis jau užsiruošė. Taigi keliaukime pas jį. Šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia įkrauti kašį. Bet taip tai neįkraučiau. Hebra, pažiūrėkit, ką mes radom. Veidus, galim pasėdėti vidui. Čia va, turi būti parašyta. Ai va, čia yra Open Mind. Sveiki, mano vardas Edvinas ir kaip jau visi supratote, šiandien aš darau naują savo video vlogą. Ne, video blogą. Pakartom dar. Sveiki visi, mano vardas Edvinas ir kaip jau supratote, šiandien aš darau savo naują video blogą. Tirititam, 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 tirititam. Lipk aukščiau. Aik, tu lipk aukščiau. Kamerą daug. Ai, teisingai. Žinok, su GoPro lipti medį yra ne pati geriausia idėja. Aš į viršų daugiau nebelipsiu. Nebenoriu. Aš noriu dar gyventi. Vlogeris Edvinas. Nu va, dabar pademonstruosim, kaip vlogeris Edvinas gauna 5000 laikų Instagrame. Fotkina beleką ir vis tiek gauna 5000. Va. Gal yra su mama. Pažiūrėkit. History in the making. Va, vieną padarom. Atrodo lievai, bet vis tiek gausi laikų. Rimtai lievai. Žiauriai lievai. Labai sunku fotkint filmuojant. Tai gali išjungti kišenę padėti. Tavo fanai nori matyti, kaip gauti 5000 laikų Instagrame. Šung, blėt, išsikraustuoju. Ką sakai? Puikios nuotraukos. Ne. Va, žinom, suvenyrai. Suvenyrai. Čia ką, tu mamai kumpį pirksi suvenyrų? Kokį kumpį? O tai čia kas? Nupirkau tėvam magnetuką ant šaldytuvo. Už 1 eurą. Už 3. Geras sūnus. Čia vietos nedaug. Komentarą. Kad aš padariau klaidą čia lipdamas. Ranko švarios. Kelnes irgi. Komentarą. Komentarą. Buvo sunku. Neįvertinau priešininko. Žinai, kodėl man šita vieta patinka? Nes čia vaikų žaidimų aikštelė, o aš esu vaikas. Kebrytė, nusipirkau kepurę. Va, turėsiu kepurikę iš Italijos. Jokūbas ką tik sakė, kad jis moka žongliruoti, tai va. Duok čia nešnekės. Nu, rodyk. Va. Viskas, neužskaitau. Ką tu dar parodysi? Dar moku repuoti. Bet šitą tu labai nenori. Bet šitą nerodys. Čia yra labai privatus talentas. Nes viena ranka, gerai. Štai, welcome to my crib. Dabar parodysime, kaip mes nusigaunam kiekvieną kartą iki savo ložės, vipinės. O ką, gerai, 2 lovas, viena didelė, kita mažytė. Bet ant tos mažytės nelabai patogu miegot, nes jinai tokia kaip čiužinys. Ne čiužinys, bet spiroklinė visi. Girdi kaip... So. Kai cypia. Ai. Ai, tai kaip antra klasė. Dabar keliausim į orvietą iš sienos. Nu ką, atvarėm į orvieto.
Orvieto. Dabar eisim ieškoti savo hostelio, kur mes apsistosime ir poryt išvarysim į Romą. Suvalgė mano bilietuką. Ai va. Viskas? Geras. Kažką atžymėjo čia. Jo, kitoj pusėj. Kai kietai. Gražiai labai atrodo. Ten dar tunelį matau. Šiek tiek ir tuneliukę pasivažinėsim. Kai užtaikėm? Užtaikėm jau automatiškai taip padaryti. Tai taip, bet žinai vis tiek taip. Ir būtų prikolas, jeigu į mūsų pusę pradėtų varyti. Okay. Perfetto. Dai. Ok, grazie. Ok, grazie. Tai gerai, davai pasiėm daiktus ir varom iš karto. Seniai, kaip čia fancy. Čia kas? Čia kaip supratau, gal tūlikas? Ai, ne, čia nieko. Bet esmė, kad taip viskas atrodo labai itališkai, žinai, ta tokia mačiutė, tas namas. Taip. Šios kaip prieš 300 metų. Teliką dar gavom. Čia, kaip supratau, žiūrėk tūliką savo turim su vonė. Ir plaukų džiavintuvas. Va to man labiausiai reikėjo paskutiniu metu. Atvažiavom į Bagnoregio. Žodžiu, eisim dabar, pažiūrėsim, kas čia yra. Realiai atvarėm čia pafilmuoti, todėl gal nelabai aš kažką pavloginsiu. Labas. Tai hebrytė, trupučiuką atėjom, eisim va ten, va, į šią vietą. Ne. Tiesiog, ką tik grįžom, šlipom iš autobuso ir dabar einam iki savo namučio, kitaip tariant, viešbutuko. Labas rytas, Edino fanai. Jau yra beveik 9 ryto, bet mes jau stipriai vėluojame eiti filmuoti ir Edinas, aišku, vis dar miega ir nieko negirdi. Kasim šviesą. Gerai, pradėkime nuo... It's me. Everything. Edinai. Ką Trydvinas? Taip romantiškai. Labas rytas, chebra. Nusprendžiau iš pat ryto truputį eit prasiblaškyti ir pasigrožėti Orvieto vaizdais į tolumas. Opa! Labai gražu. Dabar iš tose gražiose vietose Jokūbui pafilmuosiu truputį video, o tuomet mes varysime užvalgyti. O ką užvalgysim, tai žinokit, hebrytė, užmačiau tokią labai fainą vietą. Vis norėjau čia paragauti Italijoje to patiekalo, ar kitaip tariant, zakūskės užkandžio. Ir manau, jūs patys žinote, apie ką aš kalbu. Štai ir atėjome į tą vietą. Kebabai! Sveikas! Parvežt gal debesėliui draugą, klausyk. O kalbant apie kebabą, kurį valgiau, tai man patiko. Tik Jokūbui ne, nes jį apgavo. Kiek kainuoja bulvytis? Sako, 3. Kiek kainuoja kebabas? 3,50. Edinis sumokėt ir sako, 8 eurai. Ir toks, 8. Bet tik kaip fainai čia būtų žiafulydą palošt prie tokio... Jeigu mokėtum lošt, ne? Ką tik nusipirkome bilietukus į požeminį Orvieto miestą. Vienintelį dalyką, kurį man pasakė su tuo požeminiu miestu, kad ten negalima filmuoti, ten galima daryti tik tais nuotraukas, kas man atrodo labai kvaila ir labai keista, nes aš manau, filmuoti ir fotografuoti visiškai neturi jokio skirtumo. Bet manau, slapčia pasijungsiu ir kažką pafilmuosiu. Kol nemato galima. Jaučiuosi kaip žiūrkė kokia. Labas rytas, chebra. Dabar yra 11 valandų ir mes paliekam šią nuostabią vietą Orvietą ir keliausime į Romą. Mūsų traukinys turėjo atvažiuoti jau dabar, bet čia kažką pranešė, kad jis atvažiuoja. Viskas gerai. Apie kažkurį traukinį kalbėjo, kad jis vėluoja 100 minučių, mes jau galvom, kad mūsų, bet mūsų matau jau atvaro. Todėl viskas normaliai. Dabar pasiruošk užsidengti ausis. Kiss your eyes and lips in veins. Kaip žmonės parkuojasi Romoje?
Pasižiūrėkit, Hebra. Aš apakęs. Valgysim dabar pusryčius ir užsisakiau blynų su Nutella, kas yra labai įdomu, nes niekada dar tokio dalyko nesu ragavęs. Zaibys, skanu. Ką tik nutiko toks įdomus dalykas, norėjom eiti per gatvę, degė raudona, tokia gatvelė nedidelė, ir mes jau norėjom eiti ir po kairę žiūrim, policininkai stovi, mes sustojom ir ką jūs manot, po to paprašė mūsų dokumentų. Esmė tokia, kad mes jau einam, jau pirmą žingsnį žengėm ir žiūrim tam policiją ir aš sakau, stok, ir mes sustojom. Ir jie taip lėtai važiuoja ir mūsų žiūri ir aš pradėjau labai žvengti ir suvedinu, pažiūrėk. Ir jie pradėjo mūsų žiūrėti, iškišo galvą per langą ir sustojo šalikeliai, žinai, ir tipo važiuoja atgal. Karoč, įjungė atgalinį tą bėgį. Ir mes pripainam, ten sveikiu, tai čia dokumentai. Štai kas būna, kai Jokūbas neturi kantrybės, nusiperka vandenį, kad išsiplautų obuolį. Neturi kantrybės, o nori obuolio. Jaučiuos kaip kranas. Žmonės sako, kad už pinigus nenusipirksi džiaugsmo, bet gali nusipirkti Nutellos. Bet gali nusipirkti labai daug cukraus. Geras. Čia yra žmogus augalas, žiūrėkit, Hebra. Mes esame čia ir iš čia atsiveria labai gražus vaizdas į visą Romą. Sveiki, mano vardas yra Edvinas ir šiandien parodysiu jum, kaip reikia išmetinėti šiukšles Romoje. Žiūrėkit. Kaip nusipirkti džiaugsmo? Prašau, maišelio džiaugsmas. Tai yra, blet, džiaugsmas maišelėje. Ne, mordas tai nefilmuok. Pafilmuok va geriau. Gražų maistą. Va. Labą dieną, koks jūsų vardas? Pasidarom selfie. Kaipgi būnant Romui, neaplankius šios vietos? Eina savo. Jokūbas mane filmuoja, jaučiuosi gerai, nes mato policininkai. Apėjom ratą, buvome ten, dabar antram, kaip ir supratau, čia antram aukšte. Patį viršų lipti, kaip supratau, galima tik tai su gidais, o į tą vietą, kur mes norėjome nueiti, irgi supratau, kad tik tai su gidais. Tegu sudegs viskas, kas dega. Tegu ištirps viskas, kas tirpsta. Kaip man patinka išradingi žmonės. Suka pedalus ir galanda peilį. Prikolas. Geras. Itališkas katinėlis. Štai taip aš ir praleidau savo laiką Italijoje. Taigi dėkui, kad žiūrėjot mano naują videoblogą. Jeigu jums patiko šitas video, spauskite like, komentuokite bei prenumeruokite mano YouTube'ės kanalą. O dabar aš jums norėčiau parodyti vieną iš 3 filmukų, kuriuos aš tenai nufilmavau. Šitas video yra įdėtas Jokūbo kanale ir tame video Jokūbą visą laiką filmavau iš galo, kad jūs pasijustumėte kaip žaidime. Ir video pabaigoje jūs galėsite pasirinkti, kaip norėsite pratęsti savo kelionę. Ar jūs norėsite eiti į vieną vietą, ar jūs norėsite eiti į kitą, ar dar kitą. Todėl būtinai žiūrėkite video iki pabaigos ir tikiuosi jums viskas patiks, kaip ir man patiko pačia Italija. Taigi dar kartą dėkoju, kad žiūrėjote. Su jumis buvau aš, Edvinas, ir iki kitų kartų. Čiau.